pradedu rinkti savo jaunimą. Čia vienas iš mano senų linijų paukščių, tai yra Salachovskos linijos čiliai. O šitą mergaitę į prosenelį, į pradininką atsivežiau tokį čilį nuleistais sparnais, tai va įmetė dabar į tokį į pradininką. Čia korpusiniai mūsų, šokoladinis, dar ten yra keli, dar biški jaunesni, nelesa. Lesa, bet taip dar neaktyviai. Čiliukai dar du bus seni, senų linijų. O visi kiti čia va. Čiapas, geltonas, čiliai. O čia va bus baltauodegis, gražus visas, jau dabar balta uodega. Čia gal irgi uodega biškį išmes, arba patamsės, arba pašviesės, o čia jau baltauodegis. Į Valdo veisyklą reikėtų uždaryti, biškį pavaikysim. Čia va tamsus čilis bus, geltonas, čiapas dvipusis. Akbašiukas, tai va tokie va paukščiukai. Ir dar šokoladinio biškį, tokių gražuolių. Ilgas, laibas, kakarda, balta. Tai va, papyliau biškį lesalo jiems, bet nauja vieta. Visi susėdo patelkutės, čia suleisiu, įsivalysiu būdą. Tai va, mes jau pradedam sezoną. Trepu ant žolytės. Tai va, atimsiu pateles. Patinus paliksiu ten dešerti jauniklius, kurios, nors jau jie taip ramiai patys lesa, bet dar. Tai va, ir paruošiu poravimui raudonus geltonus. Tai va, pakol kas tiek. O paskui pafilmuosim, dadėliosim, pažiūrėsite. Tai va, gražuoliukai mano tokie va. Toks dičkis, gražus laibas. Visi gražus, visi stiprus, visi dideli. Čempėtų biškį čilio. Vienas kitas daromi su koinytėm. Du. Kažką po truputį tobulinam. Tai va, taip kad visiems sėkmės. Iki.